Na ką, kokteilių draugai, pagaliau ir vėl po ilgesnės pertraukos susitikom. Aišku, gaila, kad taip greitai praėjo tą vasarą, bet tikiuosi turėjot gerą ir linksmą vasarą. Aš taip pat gerai patostogavau. Na, o grįžęs ką, kibau į darbus. Tai labai laukiu iš tikrųjų, kada išleisiu šį epizodą ir pagaliau jūs jį pamatysit. Taip pat, jei ne vienas žmogus, šio mano epizodo ir nebūtų. Na, bet viską sužinosit video eigoje, tikrai bus įdomu. Tai jei mėgstat mano video, nesidrovėkit, spauskit patinka, dalinkitės, komentuokit ir kaip visada mane galite rasti YouTube Aurimo baras bei užsiprenumeruoti mano kokteilių kanaliuką ir taip kanaliukui padėsit vis augti. Tai pradžiai tiek ir gali, manau, pradėti. Tai kaip visada jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Tai sveiki mano kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada, iš savo namų minibaro su jumis sveikinuosi aš Aurimas. Na ir šiandien aš jums pasiūlysiu nukeliauti į tolimą egzotinę Čilės valstybę. Taigi, pristatau jums tradicinį Čilės kokteilį, na aš jį vadinu taip desertas kokteilis, pavadinimu Terremoto. Tai prieš pradėdamas pasakoti apie kokteilį, tai pradžiai noriu padėkoti vienam nuostabiam ir fainam žmogui. Tai ačiū tau, Jurga, kad sutikai prisidėti prie šio video, nes iš tikrųjų, jei ne tu, tai turbūt šio epizodo ir nebūtų. Tai Jurga sukūrė vieno ingrediento receptą, tai tas ingredientas bus reikalingas šiam kokteiliui. Na, o Jurga dar yra gerai žinoma kaip skanių istorijų autorė, ją galite rasti Facebook, tai tikrai daug kas turėtumėte žinoti, daug kas ją seka. O jei nežinote, tai būtinai pasižiūrėkit, skanios istorijos, nes tai žmogus, kuris turi didelę aistrą maisto gaminimui ir praktiškai kiekvieną dieną dalinasi įvairiais receptais ar šiaip įdomiom kasdieniam istorijom iš savo virtuvės. Tai dar kartą ačiū tau, Jurga, tai jos ingrediento receptą sužinosi toje video dalyje, kurioje gaminsiu aš kokteilį. Na, o dabar grįžtu prie Terremoto kokteilio atsiradimo istorijos. Gerai, tai pradėsiu galbūt nuo kokteilio pavadinimo, nuo pačio žodžio Terremoto. Tai ispaniškas žodis, kuris reiškia žemės drebėjimas. Na ir čia yra šiek tiek tokia liūdnoji šio kokteilio atsiradimo istorijos pusė, na bet ką padarysi, visko būna. Tai manoma, kad šis kokteilis yra susijęs, jo atsiradimo istorija yra susijusi su žemės drebėjimu Algarobo, kuris įvyko 1985 metais Čilėje. Na ir tai buvo didžiulis žemės drebėjimas, apie 177 žmonės žuvo, daugiau nei 2,5 tūkstančio žmonių buvo sužeistų ir netgi apie 1 milijonas žmonių neteko savo gyvenamųjų namų. Tai iš tikrųjų didžiulė buvo nelaimė visai Čilės valstybei. Na ir iš to išplaukė tokios dvi istorijos. 2 restoranai įsikūrė Santiago mieste Čilėje. Jie abu teigia, kad atrado šį kokteilį. Tai pirmasis restoranas La Piollera. Jisai pasakojo, kad būtent tą kokteilį išrado po įvykusio mano minėto žemės drebėjimo. Ir kadangi tam kokteiliui buvo naudojami ledai, tai tas kokteilis buvo toks šaltas, tai kai klientai tą kokteilį gerdavo, ypač jei išgerdavo greitai, jie nuo šalčio tarsi pradėdavo kratytis ir sakydavo, kad toks jausmas lygtais būtų koks nors žemės drebėjimas. Tai taip manoma ir prigijo toks pavadinimas – Terremoto, žemės drebėjimas. Na ir antroji istorija, kitas restoranas, tai pavadinimu El Hoyo. Jisai teigia, kad būtent tuo metu, kai Čilėje vyko žemės drebėjimas, jisai sukūrė tą kokteilį. Na ir vienu metu, kai tame restorane nuo žemės drebėjimo bandė pasislėpti vokiečių žurnalistai, jie to kokteilio paragavo. Na ir vienas iš vokiečių žurnalistų paragavęs tą kokteilį tiesiog sušuko, oho, koks žemės drebėjimas. Na ir buvo nuspręsta tą kokteilį pavadinti žemės drebėjimu. Tai ispaniškai Terremoto. Na taip ir nėra aišku 100%, kuris restoranas pirmasis išrado šį kokteilį, bet pavyzdžiui viena tokia iš Čilės kilusi rašytoja apie maistą, Loreto Gatica, tai pasak jos, galbūt šį kokteilį ir išrado El Hoyo restoranas,
o šis kokteilis išpopuliarėjo būtent La Piollera restorane, kuris buvo labiau žinomesnis, labiau didesnis ir panašiai. Ir dar vyruoja tokia viena teorija, vienas toks irgi kilęs barmenas pasakojo, kad galbūt neva Terremoto kokteilis galėjo būti išrastas kur kas anksčiau negu įvyko mano minėtas žemės drebėjimas. Ir čia jis galėjo būti kaip tam tikra variacija romėniško stiliaus punčio, kuriam būtent ir buvo naudojami ledai bei vynas. Bet vėlgi nėra iki galo aišku, tiesiog tokia teorija. Na, bet jei kalbant apie ankstesnį laikotarpį, neįvyko mano minėtas žemės drebėjimas Čilėj, tai pavyko tokį šiaip įdomų faktą rast, gal tiesiog čia sutapimas dėl pavadinimo. Tai taip, mano labai mėgstama The Savoy Cocktail Book, kokteilių knyga išleista 1930 metais. Taip pat žemės drebėjimas įvyko 85, tai 55 metai skirtumas. Tai šią knygą išleido tuo metu legendinis barmenas Harry Craddock. Ir čia randu vieną kokteilį, kuris taip ir vadinasi Earthquake, žemės drebėjimas. Na ir čia 3 ingredientai – džinas, viskis ir absentas. Nu jo, tai čia jau stiprus kokteilis. Ir būtent Harry Craddock po šio kokteilio receptu rašo: So called because if there should happen to be an earthquake when you are drinking it, it won't matter. Nu jo, teisingai. Tokio atsigėrus kokteilio apskritai niekas nebūtų svarbu, ar žemės drebėjimas tuo metu vyksta, ar ne. Tai vat, tai tiesiog toks mažas sutapimas. Toks pat pavadinimas, tik tai naudojamas, aišku, angliškas žodis earthquake. Čia kažkokių sąsajų tokių nėra, bet šiaip tiesiog toks faktas, kurį pavyko netyčia išsiaiškinti. Taip, tai ką? Man atrodo viskas, jums svarbiausius dalykus apie Terremoto papasakojau, o dabar ką? Kaip visada, eime gaminti kokteilį. Taigi, ingredientus susirašiau. Tai dabar tam originaliam variantui Terremoto kokteiliui yra naudojami 3 ingredientai. Tai kalbant apie alkoholį, tai yra naudojamas baltas čilietiškas vynas, bet reikia specialaus brendo, tai yra pipeno, taip vadinamas pipeno čilietiškas baltas vynas. Taip pat grenadino sirupas. Na ir čia yra ledai, ananasų skonio ledai. Tai būtent Jurga man ir atėjo į pagalbą. Aš dabar jums parodysiu video, kaip pagal Jurgą galima nesunkiai ir paprastai pasigaminti skanius ananasinius ledus. Ir tam jums nereikės jokio brangaus ledų aparato. Tai žiūrim video. Taigi, norint pasigaminti skanius ananasinius ledus pagal Jurgą, tai jums reikės konservuotų ananasų, ananasų sulčių, cukraus pudros, riebaus pieno, riebios grietinėlės, 2 mėtos lapelių bei sviesto. Taigi keptuvėje tirpiname 5 gramus sviesto, tada dedame 140 gramų konservuotų ananasų ir kepiname ant vidutinės ugnies. Po kelių minučių pilame 45 ml ananasų sulčių ir nuolat troškiname konservuotus ananasus, kol sultis išgaruos. Išgaravus ananasų sultim pilame 16 gramų cukraus ir nuolat ananasus kepiname su cukrumi, taip kol karamelizuosis. Na ir po kokių 15 minučių perdedam ananasus iš keptuvės į atskirą dubenėlį, dedame 2 mėtos lapelius bei gerai viską sutriname. Į kitą atskirą indą pilam 300 ml riebios grietinėlės, įdedame 21 gramą cukraus pudros ir gerai viską išplakam. Tada pilame 200 ml riebaus pieno bei sudedame trintą ananasą su mėtos lapeliais. Kelias minutės viską gerai pamaišom. Na ir pilame 105 ml ananasų sulčių ir vėl gerai keletą minučių viską pamaišom. Na ir persipilę į mažesnį, patogesnį indą dedame į šaldiklį 20 minučių. Po 20 minučių išimame ir gerai kelias minutės pamaišom.
ir tą patį pakartojam 5 kartus, kas 20 minučių. Taip ledai bus labiau puresni. Taigi pamatėt, kaip galima nesudėtingai pasigaminti ananasų skonio ledų, nes būtent tam kokteiliui ir yra naudojamas ne bet kokio skonio, o būtent ananasų skonio ledai. Tai tikrai paprasta, aš pats pirmą kartą gaminau apskritai ledus pagal Jurgos receptą ir puikiai gavosi, tai jum irgi pavyks. Taip, tai ledus turim, sirupą turim, vyną turim. Dar trumpai aš jums pasakysiu taip, tai dabar pagaminsim tą tokį paprastą originalų variantą, kurį paprastai gautumėte užsisakę Čilėje, kažkokiam tai bare, nieko sudėtingo. Na ir paskui aš pabandysiu pagaminti tokį kitą teramoto kokteilį, savo šiek tiek improvizaciją, panaudosiu dar porą papildomų ingredientų. Tai kas tai per ingredientai, irgi viską sužinosit. Tai galbūt pirmiausia tada, kaip ir sakiau, pradedam nuo to paprasto tradicinio teramoto kokteilio varianto. Į pasirinktą savo stiklinę dedame 3 gerus šaukštus ananasų skonio ledų. Iki stiklinės viršaus pilame balto čilietiško pipeno vyno. Bei ant viršaus užpilame apie 20 ml granadinų sirupo. Bei keletą sekundžių gerai pamaišom su šaukštu. Ir štai turim tradicinį teramoto kokteilį. Pabandom. Tikrai labai skanu. Puikiai dera tas čilietiškas pipeno vynas su ananasų ledais ir tokio saldumo suteikia šiek tiek granadinų sirupas, nes pagal Jurgos receptą tai ananasų ledai nėra ypač saldus, kas labai gerai ir tinka šiam kokteiliui. Visai skanus, gaivus toks tikrai geras skonis. Toks pusiau kaip desertas. Tai va, gerai. Žodžiu, dabar pabandysim tokią mažą improvizaciją. Šį kartą aš kokteilį gaminsiu kokteiliniai, plaksiu. Na ir papildomai panaudosiu dar 2 ingredientus. Tai 3 ingredientai esminiai išlieka. Grenadinų sirupas, ananasų ledai bei pipeno čilietiškas baltas vynas. O papildomai, taip, dėsiu, o tiksliau pilsiu Fernet Branca itališko likerio, šiek tiek mėtos skonio suteiks. Na ir dar visai nedaug liko ir nutariau panaudoti. Tai yra čilietiškas pisko gėrimas. Jisai kaip ir brendžių laikomas, kiek čia, 40 laipsnių. Tokio irgi gaminamas iš vynuogių. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad būtent tas pisko gėrimas su vynu čilietišku, šie 2 čilietiški gėrimai iš tikrųjų turėtų visai įdomiai tarpusavyje derintis. Tai va, tai pisko ir Fernet Branca dar papildomai. Tai ėmė gaminti tokią mažą improvizaciją. Tai kokteilinę dedame vėlgi 3 šaukštus ananasų skonio ledų. Pilame 30 ml grenadinų sirupo, 30 ml pisko, 7,5 ml Fernet Branca likerio bei 120 ml pipeno vyno. Uždarom kokteilinę ir gerai apie 30 sekundžių paplakam. Dabar šiokia tokia improvizacija mano. Na va, tikrai gražiai atrodo. Dar tokią stiklinę parinkau. Čia nesenai kaip tik pirkau tokias 2 pailgas, tikrai labai elegantiškos ir gražios. Nu ir super atrodo tikrai kokteilis. Gerai, ragaujam. Laukit. Pasaka, fantastika. Tikrai labai skanu. Šakės, kaip gerai pisko derinasi su tuo čilietišku vynu. Aišku, iš karto stiprumas jaučiasi, bet visiškai kitokia įdomesnė skonio amplitudė. Tai čia toks lengvas desertas, tai čia jau toks jau visas kokteilis. Šiek tiek ir Fernet Branca likerio jaučiu, kurio sudėtyje yra pipirmėtės. Taip minimaliai tokios mėtos duoda. Nu, žinokit, tikrai labai skanu.
super. Labai. Aš nežinau, reiktų gal kažką pabandyti kada namuose paimprovizuoti čilietišką pisko su tuo čilietišku vynu. Šiaip labai gerai dera. Geras, man patinka. Šiandien tiek. Tikiuosi video patiko ir susitiksim kitą kartą. Iki kokteilių, draugai. Aš tuos pasiemu abu.